Nes, na, daug perturbacijų yra, iš tikrųjų daug yra ir vėlgi šaltiniai kalba visaip, kad, na, ne visų politikų atžvilgių ta valia iš teisėsaugos, ypatingai iš generalinės prokuratūros, yra vienoda. Ir prezidentas kalbėjo kitaip. Esmė, kad jo ir greičiausiai visą laiką taip greičiausiai vienokio ir kitokio lygio ir buvo ir bus, nu bent jau ilgą laiką. Ir svarbu, man atrodo, neįsilieti tą tokį konspiratorinį mąstymą, kad čia tyria tik vienus ar tyria panašiai. Mes tiesiog turim suprasti, kad jo, gal, ir mes tiesiog turim siekti, kad kuo aukštesnės kvalifikacijos nešališkai, tarkim, ir vienodai tirtų. Žinoma, čia siekimybė yra. Bet aš džiaugiuosi, kad apskritai tyria ir kad, nu, kuo daugiau. Nes galų gale, nu, tai turės efektą ir kitom partijom. Ir dabar, ką palėtė vardan Lietuvos ir konservatorių. Okei. Tegu. Kad nesvarbu. Man nėra svarbu. Liberal nesvarbu. Visur. Yra korupcija, aš prieš korupciją ir tegu tyria. Ir tipo, tas mąstymas, kad čia net jeigu teisybė, kad jie šališkai vertino, ateis laikas tada ir kitų. Čia yra geras žingsnis, geras tyrimas ir tegu tyria. Ir tada ateis laikas ir kitų, jeigu kažkas tą patį daro, arba panašiai daro, bet jų dabar netyria, nes šališkai ir nevienodai vertina, okei. Yra galimybė tam, institucijos dirba žmonės yra flot būtybės, bet precedentas yra, mūsų ekspektacija yra, ateis laikas ir kitų tada. Ir bent jau kaip minimum bus šitos tada spragos, ar, nu, galimybė šitai schemai bus užtardyta ir, nu, užkardyta, jo, nu, ir tai yra geras dalykas, tai kaip bebūtų, tai yra geras dalykas. O kad mes visą laiką norėtumėm geresnio to, kad daugiau tyrimų ir profesionaliau dirbų, nu čia visą laiką bus, nu tobulumui nėra ribų, bet aš siūlyčiau gal nereikia taip pesimistiškai galvoti, aš esu optimistas, jūs visi mane pažįstat kaip didelį optimistą, kad tai yra vis tiek geras dalykas, mes turime vertinti kaip gerą dalyką ir tada šalia galim galvoti apie tos niuansus, kad gal ir yra to šališkumo, ar gal ne visus vienodai ten tyria ir panašiai, nes kitaip jau čia nelabai įmanoma.